Laidą pristato Auksinė mintis. Pamačiusi krentančią žvaigždę, moteris nespėjo sugalvoti noro iki galo. Ir dabar ji nuolatos nori, tik nežino ko. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Labas, kolegė. Turiu jums labai gerą žinią. Na ir kokia kita žinia, pasakok, prašau. O jūs spėkite. Nieko aš nežinau ir nieko aš čia nespėliosiu, neturiu laiko. Jeigu sakai, tai sakyk. Taigi, žiema baigėsi. Eikiau, kasgi tau sakė, jeigu čia nusišneki dabar. Kas? Pati mačiau skelbimą, kviečiantį į užgavėnių šventę. Tikrai nemeluoja, taigi šiemet reiškia greit Velykas ateis, tai reiškia, kad jau nebe už kalnų ir pavasaris. Tai žinai, nebloga naujiena. Taigi, tuomet kviečiu visus panevėžiečius ir svečius, na žinoma ir tave, sekmadienį į užgavėnių šventę prie Panevėžio bendruomenių rūmų. Oi, ačiū, būtinai ateisi, sakyk, kas per programą numatyti, gal kas dainos, šoks ar štukavos. Tai žinoma, nuo 13 valandos vyks sportinės varžybos. Bus galima pasivažinėti arkliuku, veiks žaidimų kiemas, besmegeninė, savo skanėstais prekiaus prekybininkai, savo rankų darbus siūlys tautodailininkai, veiks mugė, bus galima nusipirkti karštų blynų ir arbatos. Ai, kaip gražu, kokia graži šventė laukia mūsų sekmadienį. Taip, būtinai ateik, kolegė, nes labai įdomus renginys vyks nuo 14 valandos. Na ir kas kiti per stebuklingą vyks? Tai žinok, bus tikras stebuklas. Pasaka, čigonų taboro, linksmų daktarų, žydų tunto, ubagų, patrakusių raganų, velnių ir kitų persirengėlių šėlsmas. Eikiau, tai būtinai būsiu ir dalyvausiu, man jau smagu, man jau patinka. Čia dar ne viskas. Visų lauks gražiausios kaukės rinkimai. Būtinai ateikite su kaukėmis. Oi, gerai, kad pasakė, ateisi su kaukė, kad tu man net nepažinsi. Pamatysi, aš laimėsiu tų prizų, mano kaukė bus pati gražiausia. Arba, kaip sakant, baisiausia, kad žiemą įsigūstų. O svarbiausia tai bus... Nu, kasgi bus svarbiausia, pasakok, kasgi bus svarbiausia. Svarbiausia, kanapinio ir lašininio grumtynės dėl valdžios. Palau, kaip čia dabar yra? Apie ko čia šventė, politika? Nesupratau, kolegė, kokia politika? Jokios politikos nėra. Nugi čia sakai, grumtynėsgi bus dėl valdžios. Na, čia tokios tradicijos, lašininis ir kanapinis varžysis dėl valdžios. Tai kur tu vėl perversmų taryboje čia organizuoji ir dar šventės metu? Koks perversmas, kolegė, apie ką jūs kalbate? Klausyk, kas šitas kanapinis, kuris nori valdžioje nelįst, greit man pasakai. Kokion valdžion, kolega, ką jūs čia nusikalbate? Pati tu čia nusikalbė, manai aš nežinau, kur jūs lašininį vadinat. Greitai man sakyk, kas tas kanapinis užsigeidys miesto valdžios. Na, aš nežinau, apie ką kalbate ir nežinau, ką jums pasakyti. Kas rengia šitų šventės savaitgalį, kultūros skyrius? Tai tik vedėja pirmadienį nebeina darban, meras jų atleis už tokius scenarinius postus. Nieko nesuprantu. Gal mano kolegiai gripas? Jis serga? O kaip sakoma, ant ligonio niekas nepyksta? Duosi aš tau ligonį, dink iš čia sena ragana. Parodysim mes jums, iš kur ragai dyksta. Matai kanapinį, matai valdžias atsimušsimanę. Valdžias jiems duok. Svūrė, lauk iš čia.